kavos mylėtojai. Šiandieną mes jums pristatysime automatinį kavos aparatą Jura Impresa C9. Tai yra šveicariškas kavos aparatas, kuriuo galima pasiruošti espreso, juodą kavą, kapučino ir latė kavą. Kavos aparatas kairėje pusėje turi vandens talpą, ją pripildame prieš uždami iki užrašo Max. Dešinėje pusėje mes turime pupelių talpą, pripilame iki grotelį, taip pat turime kavos malimo nustatymą. Šis kavos aparatas turi 6 malimo lygius. Šią rankinėlę reguliuojame tik tai tada, kuomet yra malama kava. Taip pat šis kavos aparatas turi galimybę kavą ruošti ir iš maltos kavos, ją naudojame būtent maltos kavos talpą. Dabar priekime ištraukiame rodikliuką, kuriame kaupiasi tirščiai ir nubėga vandens. Valdymo ratuku, kuris yra kairėje pusėje, mes galime nustatyti kavos stiprumą, filtrą. Jį naudojame kavos aparato valymui, nukalkinimui aktyvuoti. Taigi šiandieną su šiuo aparatu mes su jumis pabandysime pasigaminti espreso kavą ir kapučino kavą. Įmame keramikinį kavos puodelį, statome ant puodeliuko, nusireguliuojame reikalingą mums aukštį ir spaudžiame espreso kavos puodelį. Po malusi kavos puodelės mes pasirinkame kavos stiprumą. Kol bėga vandenukas, pasirinkame mililitrus puodelį. Jeigu kava išbėga kūgio formą, vadinasi mes pasirinkom teisingą malimą ir kavos kiekį. Štai mes turime espreso kavą. Dabar paimsime keramikinį kavos puodelį, dedame į dešinėje pusėje. Šis kavos aparatas turi profi kapučinatorių 3 pozicijas. Tai yra kapučino puta, karštas pienas ir karštas vanduo. Čia mes turime 2 mygtukus, tai yra kapučino ir latė bei karštas vanduo. Šis aparatas turi taip pat karšto vandens funkciją. Spaudžiame kapučino mygtuką. Kavos aparatas jau yra pasirinkęs normalią porciją kavos. Per šlangutę kavos aparatas traukia pieną, suplaka ir paduoda į puodelį. Jeigu pasirinkome netinkamą puodelį kapučino kavai gaminti, tuo pačiu mygtuku galime stabdyti pieno išbėgimą. Per šalia esantį kraniuką kavos aparatas prileidžia juodą kavą. Tuo pačiu mygtuku galime stabdyti ir reguliuoti mums reikalingą kavos kiekį. Štai mes ir pagaminome kapučino kavą. Šis aparatas turi prasiplovimo mygtuką. Pabaigus ruošti kavą mes galime naudoti šį mygtuką arba išjungiame aparatą ir aparatas pats prasiplava. Nepamirškite niekada panaudojimuose prasiskalauti kapučinatorius. Kapučinatorius išsiardo į 1, 2, 3, 4 dalis, jas dedame pro drungną vandenį, skalaujame ir tokiu būdu apsaugome savo kapučinatorių nuo nešvarumų. Taigi, šiandieną mes jums pristatėme kavos aparatą Jura Impresa C9. Skanios kavos!